Sveiki! Šiandien nerime į temą, kuri daugam atrodo sudėtinga – investavimą. Bet palaukite, mes nekalbėsime apie painias formulės ar Wall Street'o paslaptis. Ne. Kalbėsime apie tai, kaip kiekvieno iš mūsų laikas ir pastangos gali virsti, tikrą finansinę jėgą, kuri pradeda dirbti pati. Gerai, pradėkime nuo klausimo, kuris atrodo turi akivaizdų atsakymą. Ar saugu laikyti pinigus banke? Dauguma tikriausiai nedvejodami linkteltų galvą. Ir taip, ir ne. Nes egzistuoja vienas tylus, nematomas priešas, dėl kurio atsakymas tampa kur kas sudėtingesnis. Ir tas priešas yra infliacija. Žinoma, bankas apsaugo nuo fizinių vagių, bet nuo šios tylos jėgos, kuri kasdien po truputį graužia santaupų vertę, dėja ne. Taigi, panagrinėkime iš arčiau, kaip ji veikia. Įsivaizduokime infliaciją kaip lėtą, bet nenumaldomą srovę. Jie neša pinigų vertę tolyn. Kiekvienais metais už tuos pačius, 10 eurų, galime nusipirkti vis mažiau. Mūsų pinigai, net jei saugiai guli banko sąskaitoje, iš tiesų praranda savo perkamąją galią. Jie tiesiog nuvertėja. Štai, pažiūrėkime į labai paprastą kasdienišką pavyzdžių. Kavos puodelis. Šiandien jis kainuoja 3 eurus. Dabar įsivaizduokim, kas nutiks po 20 metų su atrodytų visai nedidelė 2 procentų infliacija. Tas pats puodelis kainuos jau beveik 4,5 euro. Tie patys 3 eurai gulėję stalčiui jau nebebus pakankami. Iš esmės tai reiškia vieną. Vien tik taupant mes tiesiog pralaimime šias lenktynės su laiku. Gerai, tai ką daryti? Iš esmės yra 3 pagrindiniai keliai, kuriais galime eiti su savo pinigais. Galima juos palyginti su skirtingais personažais, kurių kiekvienas turi savo filosofiją, rizikos apetitą ir, žinoma, skirtingus tikslus. Tai taupytojas, spekuliantas ir investuotojas. Šioje lentelėje viskas matosi kaip ant delno. Kiekvienas kelias visiškai skirtingas. Turime atsargų į taupytoją, jo tikslas yra tiesiog išsaugoti tai, ką turi. Saugumas pirmiausia. Tada drąsusis spekuliantas. Jis nori greito ir didelio pelno, čia ir dabar. Na ir galiausiai kantrusis investuotojas. Jam nereikia greičio, jo tikslas nuoseklus ilgalaikis augimas, skaičiuojamas dešimtmečiais. Ir šia puikiai tinka legendinio investuotojo Benjamino Grahamo mintis. Didžiausias investuotojo priešas greičiausiai jis pats. Jei taupytojas pralaimi kovą su infliacija, tai spekuliantas dažniausiai pralaimi kovą su savimi. Kodėl? Ogi dėl emocijų. Godumas, kai kainos kyla, verčia pirkti brangiai, o panika, kai viskas krenta, parduoti pigiai. Tai tikras emocinis kalnelis, kuris retai baigėsi gerai. Ir tai nėra tik teorija. Skaičiai nemeluoja. Vienas tyrimas apėmęs 10 000 sąskaitų parodė labai aiškų vaizdą. Tie, kurie prekiavo aktyviausiai, bandandami pagauti bangą, vidutiniškai uždirbo gerokai mažiau nei tiesiog bendras rinkos vidurkis. Dažni sprendimai, bandymai atspėti rinką, visa tai dažniausiai pakiša koją. Išvada, kartais geriausias veiksmas yra tiesiog nieko nedaryti. Gera. Tai jeigu spekuliavimas yra toks rizikingas, o taupimas neapsaugo nuo infliacijos, koksgi tas investuotojo kelias? Koks jos slaptasis ginklas? Pasirodo, tai stebėtinai paprastas, bet neįtikėtinai galingas principas. Ir dabar mes jį atskleisime. Kalbama, kad pats Albertas Einšteinas yra pasakęs, sudėtinės palūkanos yra 8. pasaulio stebuklas. Kas jas supranta, uždirba, kas ne, moka. Ir tai ne šiaip gražų žodžiai. Tai fundamentalus finansų dėsnis, toks pats galingas kaip gravitacija. Jis veikia nuolatos, nesvarbu, ar mes jį suprantame ar ne. O tie, kurie jį išnaudoja, jie pasiekia neįtikėtinų dalykų. Tai kasgi tos sudėtinės palūkanos? Paprasčiausiai tariant, tai procesas, kai uždirbti pinigai patys pradeda uždirbti pinigus. Žinote, kaip sniego gniūžtė, riedėdama nuo kalno. Iš pradžių jų maža, bet riedėdama prilipdo vis daugiau sniego. Kuo didesnė darosi, tuo daugiau sniego prilimpa su kiekvienu apsisukimu. Po kurio laiko ji tampa milžiniška. Lygiai tas pats vyksta ir su investicijomis. O dabar šiek tiek magijos su skaičiais. Įsivaizduokime, kas mėnesį atidedama po 100 eurų. Per 30 metų iš viso bus įdėta 36 000 eurų. Skamba neblogai. Bet pažiūrėkite, kas nutinka dėl sudėtinių palūkanų, galutinė suma gali išaugti iki 90 000 eurų ar net daugiau. Tai reiškia, kad daugiau nei pusė viso turto sukuria ne įnašai, o pats save auginantis kapitalas. Štai kur slypi tikroji laiko galia. Bet dabar pavyzdys, kuris tikrai priverčia susimastyti.
Du žmonės. Pirmasis pradeda investuoti būdamas 25, investuoja 10 metų ir sustoja. Iš viso investuoja 50 000. Antrasis pradeda vėliau, nuo 35, bet investuoja net iki 65 ir iš viso investuoja trigubai daugiau, 150 000. Ir koks rezultatas? Būdami 65, abu turi beveik tiek pat pinigų. Neįtikėtina, tiesa? Tie 10 ankstyvų metų buvo vertingesni nei trigubai didesnė pinigų suma vėliau. Tai rodo, svarbiausias turtas investuojant yra ne pinigų suma, o laikas. Gerai, visa tai skamba puikiai. Augimas, sudėtinis palūkanos, bet juk yra ir rizika, tiesa? Šis žodis daugelį gąsdina ir stabdo. Tačiau esmė ta, kad protingas investuotojas nuo rizikos nebėga. Jis išmoksta jas valdyti. Taigi, kaip sutramdyti tą riziką ir įveikti infliaciją? Pirmiausia, svarbu suprasti, kas iš tikrųjų yra finansinė rizika. Tai ne tik tikimybė prarasti pinigus. Tai ir neapibrėžtumas, galimybė, kad rezultatas bus geresnis arba prastesnis nei tikėtasi. Galima sakyti, kad rizika yra bilietas į žaidimą, bilietas, kurį reikia nusipirkti, jei norime gauti grąžą didesnę už infliaciją. Be šio bilieto augimas tiesiog neįmanomas. O pagrindinis būdas valdyti riziką yra senas geras patarimas – nedėk visų kiaušinių į vieną krepšelį. Finansų pasaulyje tai vadinama diversifikacija. Išskaidžius investicijas po skirtingus krepšelius, pavyzdžiui, dalį JAF akcijas, dalį tarptautinės, dalį į obligacijas, sumažinama tikimybė, kad vieno krepšelio nesėkmė sužlugdys viską. Jei vienam sektoriui nesiseka, kitas gali tai kompensuoti. Gerai, teorija aiški. Bet kaip visą tai paversti praktiką, ypač kai aplink tiek daug rinkos triukšmo ir pagundų? Atsakymas slypi strategijoje, kuri yra tokia paprasta, kad net geniali. Ji paverčia investavimą nestresuojančių sprendimu, o automatiniu, nuobodžiu įpročiu. Ir tai yra gerai. Štai tas metodas. Jis vadinamas vidutinės kainos metodu. Principas elementarus. Pirmas žingsnis – pasirinkti fiksuotą sumą, kurią investuosime. Antras – daryti tai reguliariai, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį tą pačią dieną. Ir trečias, pats svarbiausias žingsnis – ignoruoti visą rinkos triukšmą. Ką tai duoda? Kai kainos krenta, už tą pačią sumą nuperkame daugiau turto. Kai kyla – mažiau. Taip išvengiama spėlionių ir emocijų. Viskas vyksta automatiškai. Taigi, viską, ką aptarėme, galime sudėti į vieną vietą į investuotojo filosofiją. Tai 5 paprasti principai, kurie yra lyg kompasas, padedantis nepasiklysti ilgame finansinės sėkmės kelyje. Štai jie. 5 sveiko investuotojo principai. Pirma, mąstyti dešimtmečiais, ne dienomis. Antra, aiškiai atskirti investavimą nuo taupimo ir spekuliavimo. Trečia, pradėti kuo anksčiau, kad sudėtinių palūkanų magija turėtų laiko suveikti. Ketvirta, valdyti riziką per diversifikaciją ir svarbiausia, valdyti savo emocijas. Ir 5, paversti investavimą nuoseklių automatinių įpročių. Sėkmė čia ne genijaus ar sėkmės blyksnis, tai maratonas, o maratone laimi kantriausia. Pabaigai pagalvokime. Mūsų pinigai tai juk ne tik popierėliai. Tai mūsų laikas, energija, įdėtas darbas, sukoncentruotas į finansinę formą. Investavimas iš esmės yra sąmoningas sprendimas, kur nukreipti šią sukauptą energiją. Ar leisti jai tiesiog išsisklaidyti, ar nukreipti ją į ateitį, kad jie augtų ir kurtų saugesnį, laisvesnį rytojų. Taigi, klausimas kiekvienam iš mūsų, kur nukreipsime savo energiją.